Nuo krūtinės. Saugai ją ir esi jo saugomas. Žemės grumstelėje atpažįsti istoriją, pajungti daugybės kartų ryšį. Nuo Jurbarko iki Šilutės tam ruože žmonės negyvena. Dėl nuolatinių kryžiuočių puldinėjimų jie čia negalėjo išgyventi, nes sudegindavo, atimdavo, žudydavo ir jie pasitraukė giliau į Žemaitiją į saugesnės vietas. Ir tų gyvenviečių beveik nebuvo likę. O viena iš didžiausių, bet kaip sako istorikas Almonaitis, buvo Ariškiai, tai yra Prišmantai. Iš čia, sako, žmonės niekur nesutraukė. Jie čia gyvena, dirba žemę ir kažkaip sugebėjo ir su tais kryžiuočiais susitarti. Sakė, ir arklius ten jam palaikydavo, pagirdydavo ir ten valgį duodavo, bet jie iš čia nesitraukė. Žinot, ir va toks palyginimas man praėjo 600 metų ir mes šiandien irgi nenorim iš čia niekur trauktis. Ir čia nėra kažkur mes esam nukritę, tai yra tos istorinės šaknys. Ir šiandien mūsų ūkininkai seniūniai tikrai yra darbštus, jų yra labai daug kaip niekur kitur. Yra 80 ūkininkų, kurie valda 30 ir daugiau hektarų žemės, o karvių seniūniai yra suskaičiuoti. Žmonės Lietuvoje žino, kaip kovoti už savo teises, ne visi išvažiuoja ir ne visi nusivylę šią valstybę, šią tautą. Jūs rodot pavyzdį, jūs rodot politinės kultūros pavyzdį. Jūsų lyderiai televizijose rodo pakantumo pavyzdį, rodo... Kad svarbus sumanymai būtų sėkmingi, kad visat pavyktų pradėti darbai, kad brangus jums žmonės būtų laimingi, draugams atviri būtų jūsų namai, jėgų, kad nestigtų, kad visat ir viskas jums būtų gerai. Esat mokytojas ir man ir visai kitai jaunai liaudžiai. Tik mes taip nusprendėm, o aš kaip savo amato žinovas sakau, kad laikas perėti kitą lygmenį. Nėra, jį gaminant Dausakalių kalvėje nebuvo jokios energijos užsižudų, apie nieką. Tegu būna tai kaip simbolis, valstybės, gynyba ir saugumo. Lašas po lašo akmenį pratašo. Taigi ir jūsų šitas toks lašėjimas po trupučiuką pradėjo įsilingavo ir jūs tikrai daug pasiekėte. Sutinki žyvėčių vardą įvairiuose straipsniuose ir taip toliau, kur netgi kažkokie apibendrinimai ir tai va tas ką reiškia, tai reiškia iš tikrųjų mūsų bendruomenė ir daugybė bandė ir analitikų visokių analizuoti, kad čia be kažkokio įsikišimo iš šalies, be kažkokio, negali būti. Bet aš sakau, aš tuos visus žmonės pažįstu. Ta pati Joną Iranauską 40 metų ir galiu pasakyti, kad ir visus kitus, su kuriais mokykloje mokėmės, ir tokie žmonės čia mūsų. Tai iš tiesų dėkuoju Jums ir visiems, kas esame žygaitiškiai, ar iš Žygaičio, ar iš Sartininkų, ar iš Kėšių, ar iš Aukštapių, Būdviečių, Vizbarų ir aplinkinių kaimų už tą sunkų atliktą darbą. Jūs turite daug gerų ir unikalių savybių. Turite tam tikrą genetiką, kuri veda jūs į priekį. Turite aktyvius bendruomenės narius. Turite puikius atlikėjus, kuriuos matėm. Turite gražius dabar kultūros centrą, namus ar rūmus, kaip juos pavadinsime. Turite gabius žmonės. Čia žiūriu į stalą ir matau, kad turbūt beveik visi patiekalai yra savomis rankomis padaryti. Matau ir obuolių sultis turbūt iš bendruomenės taip pat. Ir
žinot, man būnant Tauragėje atsitiko keletas tokių atvejų, kai atvyko pas mane giminaičiai arba draugai iš Vilniaus ir nekartą sėdint teko atvežti juos į Žygaičius, nes kaip jūs bebūtumėt nepelnytai, o neveikiami kai kurių žiniasklaidos ar kitų priemonių, Žygaičių žinomumas yra labai didelis. Tėvas vaikams savo davė per šluotą. Šluotą reiškia šardį jisai, tais žabeliais mažai. Vieną vaikų davė, kitą vaikų davė ir jie lengvai sulaužė. O po to paėmė tą šluotą, surišo į krūvą ir davė vaikams perlaužti ir jie nesugebėjo perlaužti šluotos. Dėl ko aš tai pasakoju, kada žmonės susivienyje, tai juos yra sunku nugalėti, o po vieną be abejo mus visus gali bet kurio čia, ar žygaitiškius, ar parašų rinkėjus, aš pats turbūt vis daug kas dalyvavot parašų rinkime aktyviai ir žinot, kaip yra, kada tauta susivienijusi, ją sunku yra nugalėti. Mūsų tų vytelių, ne tik tais čia, bet ir Vilniuje, ir Kaune, ir visoje Lietuvoje jų pilna, ir iš mūsų dar ir kokį šluotą gal pasidaryti Lietuvos išvalymai nuo visokių. Ir ačiū Dievui, kad esame mes lietuviai, esame Lietuvoje. Ir visas šitas judėjimas, visa šita jėga yra, iš ko jinai kyla. Jinai kyla iš vieno tik tai šaltinio, iš meilės. Todėl, kad yra didžiulė meilė savo kraštui, savo žemė, savo orui, savo medžiam, savo pievom. Tai va, ir linkiu, kad šita meilė būtų išlaikyta. Jinai jau yra jūsų širdise, mūsų širdise. Ir kuo toliau, kad jinai toliau tenai būtų saugioje vietoje ir kada reikia, kad sužydėtų. Kaip kad buvo padaryta Žygaičiuose ir kaip kad jinai pasireiškia vienybėje. Pradedam kovoti, nors Ramonė purto galvą, kad ne, bet mes kovoti už savo išlikimą. Tai va, ir šitas yra būtina. Bet visa šitie, kaip jie parodė žmonėm ir pažadino viltį, kur bebūčiau, kai sutinka, pirmoji sako, ačiū, kad jūs esat, kad jūs parodėte šitą viltį, kad galima kažką laimėti. Ir ypatingai, net pasiginčyti su kažkokiu politiku, nesvarbu kur, televizija ar kur, žmonės irgi tai veikia. Nežinau, iš kur ta buvusi baimė yra žmonėse, kad negalima pasakyti paprieštarauti. Ir dar vienas didelis dalykas. Mes parodėm vis dėlto, gal kas nepatikės, kad ir politikų yra, žmogiškų yra žmonių. Nes iš tikrųjų, jeigu ne mūsų politikai, tas pats Algimantas Almakinas, mūsų Darius Petrošius, kiti, tai nebūtų to tokio palaikymo ir nebūtų to tokio galbūt inercijos įgauta. Ir antra, turbūt stebėsi visa Lietuva. O kaip čia dabar gavosi Tauragės rajone tokia tvirta savivalda? Ne iš karto viskas gavosi. Ne kartą esam ir su meru pasiginčiję ir viešai pasiginčiję. Nemažai šiame su nervukų prigadinės ir kiti. Ne savo asmeniniais reikalais, o atstovaujant krašto žmonių interesą. Bet šiandien ir meras drąsiai sako, ir mes prieš jūs atvykusius galim tuo pasidžiaugti. Taip, Tauragės kraštas turi savo politikus, turi savo tvirtą valdžią ir turi savo savivaldą. Nes būtent savivaldos pagrindinis principas solidarumas ir suveikia, kada buvo patikėta ir įsitikinta ir priimti šitie sprendimai. Ir per tos metus buvo tų dideli įvykiai, kurie labai mus paveikė. Tai kada gegužės 30 buvo priimta ta nerimta pataisa Paliuko, kada buvo didelio nusiminimo, o Jolanta tiesiog teko ir medikų pagalbos. Ir ne vien jai, žinau, kitų buvo psichologinių sukrėtimų. Ir buvo būtent šitas sprendimas tarybos. Ir tikrai meras čia ir buvo nustebintas. Bet ant tiek jis mums buvo brangus ir reikalingas, mes netikėjom, kad, nedaug dievė, koks nors tarybos narys, dar kažkas tokio atsitiks ir nepriims. O jo reikia. Turi užsibaigti to laiko tą epopėją, kažkokią tai gerą žinią kažkokią. Mes jos laukiam, todėl atsiprašom, kad galbūt buvom ir įkyrus, bet kitaip mes negalėjom. Gerai viskas buvo. Ir štai kada visi tarybos nariai pakėlė ranką, tai tiesiog buvo toks sąstingis. Negali būti. Bet tai buvo. Ir tai buvo pas mus Tauragėje.
Mėlyjei, visų turbūt Žygaitiškių vardu dėkoju visiems čia esantiems, atvykusiems. Puikiai suprantu, ką reiškia iš Vilniaus atvykti čia. Mes ne kartą kilom į naktį ir vykom į Vilnių, todėl puikiai jūs suprantam, esam jums dėkingi. Esam dėkingi ir kitiems čia. Antanui, Olegas Otentylis, žinau, kad jis gali šnekėti valandas ir turi ką pasakyti ir tikiuosi, ką pasakyti. Čia nesibaigė šį kartą su mano pasakymu šitie dalykai. Paprasčiausiai galbūt jau nusibodo to sėdėjimo, eisim prie to mūsų kuklaus greičių stalo ir dar šnekėsim. Ir turime pasidžiaugti. Ir dar ne prie visų žandų prisiglausta yra pagal mūsų paprotį. Ačiū Jums labai. Tai iš tikrųjų didžiulė šventė mums šituose mūsų šventiniuose namuose, kurie tokį krikštą turi. Taigi visiems linkiu labai prasmingų švenčių, asmeninės laimės, politikams išmintingų sprendimų. Merė Jums sveikatos, kadangi ir mūsų krašto žmogus. Tuo pačiu noriu dar Jums pasigirti ir pasakyti, ką minėjo gerbiamas tarybos narys Stankus, kad dėl Žygaičių paviešinimo. Jau tikimės, kad sausio viduryje išeis leidinys, taip ir vadinasi Žygaičių kraštas. Ten rasite Jūs istorijos gabaliukų, rasite mūsų gražios gamtos, bet nerasite žodžio skalūnai. Mes jiems net nesuteikėm garbės. Ten nėra ševrono, nėra skalūno. Ten yra tik tai šitas kraštas. Šitas kraštas, kurį išsaugojo, kaip esu kažkada rašęs, išsaugojo žmonės galingi savąją dvasia, palaiminti Dievo malonės, darbos ir maldos negailėję savęs.